Sveiki, malonūs klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Nervus į konservus. Ir ūmus ir ilgalaikis stresas, išstūmimas iš įprastinės pusiausvyros elgsenos yra tiesiogiai susijęs su sveikata. Ūmus stresas gali ir mobilizuoti, sustiprinti kai kurias organizmo funkcijas, tačiau bendras atsparumas, pavyzdžiui, imunitetas susilpnėja. O ilgalaikis stresas organizmą vienareikšmiškai sekina. Stresas tiesiogiai veikia ir mitybą. Tiesa būna dvejopai. Vieni ima mažiau valgyti, tai labiau būdinga ūmiam stresui. Tai lemia daug fiziologinių veiksnių, pavyzdžiui, iš viso virškinimo trakto patraukiamas kraujas, jis naudojamas raumenim. Aišku, tai nėra absoliučiai, ten kraujo lieka, tačiau didysis dėmesys yra skiriamas raumenim, plaučiam ir širdžiai. Jeigu žmogus apskritai prastai valdo valgymą ir yra jautrus chroniškam stresui, tai jis gali ir daugiau valgyti. Daugiau valgyti taip pat labiau būdinga patiriant ilgalaikį stresą. Ilgalaikis arba chroniškas stresas yra padidėjusio hormono kortizolio priežastis. Kortizolis skatina alkį, alkis persivalgymą, o persivalgymas nutukimą, ypač pilvo srityje. O dar pavalgius pagerėja nuotaika. Ši būsena painiojama su streso sumažėjimu, nors su pradinė streso priežastimi nieko realiai nebuvo padaryta. Taip formuojasi sąlyginis refleksas streso metu pavalgyti, stiprinamas skanaus, riebaus arba saldaus maisto. Patiriant stresą prastai interpretuojami atpildo signalai smegenyse. Tai dar viena valgymo be alkio arba persivalgymo streso metu priežasčių. Valgai, o niekaip nedašyla, kad jau gana, nes smegenys užimtos kitais svarbesniais dalykais. Gali gautis visai kaip pūkuotukui. Kai nulepausis nutarė jam paaiškinti, kaip išlošiama pūkuotuko pagaliukais. Reikia mesti pagaliuką atsainiai, jeigu supranti, ką turiu galvoje tikrai. Taip sakė nulepausis. O aš turbūt noriu tai išversti į tai, kad mažiau nerimausia dėl mitybos, daugiau šansų bus valgyti sveikai. Jaučiu, kad jau metas marškinėliams viskas su visko susiję. Nes tik pažiūrėkit, ir dar vienas tyrimas ir vėl apie tą patį. Tyrimas apie 7-mečius vaikus. Kuo daugiau vaikai miega naktį, kuo yra ilgesnė miego trukmė, tuo mažiau vaikai bus linkę valgyti skaniai atrodantį maistą, nepriklausomai nuo to, ar yra alkani ar ne. Tai vadinama reaktyvumu į maistą. Vaikai reaguoja tik į maisto vaizdą, bet ne į tai, ar jie nori iš tiesų valgyti. Tai čia gerai. Ilgiau miegoti reiškia mažiau reaguoti į maisto vaizdą ir daugiau reaguoti į alkį. Kuo vaikai daugiau miega naktį, tuo mažiau jie yra linkę susilaikyti nuo valgymo dėl emocinių priežasčių. Kuo ilgesnė vaikų miego trukmė naktį, tuo mažesniu išrankumu maistui jie pasižymi. Ilgesnis miegas saugo nuo netvarkingo valgymo. Jeigu vėl labai semantiškai prisimerksim ir valgymo sunkumus susiesim su nerimo apraiškomis, o miego trūkumas su nerimastingo elgesio stiprėjimu, didėjant kortizolio kiekį kraujyje, tai viskas kaip ir susijungia į labai gražią grandinę. Kitas tyrimas. Jei pirkdami maistą įsivaizduojame, kad esame parke, miške ar kitoje natūralioje aplinkoje, turime reikšmingai didesnį norą pirkti sveiką maistą, negu tada, kai įsivaizduojam, kad esame triukšmingoje gatvėje. Įdomi papildoma išvada ir apie tai, kad suvokiamas stresas neturi įtakos tam, ar pasirenkamas kaloringas ar nekaloringas maistas. Man smalsu, ar čia tik parko grupėje, ar visiems toks poveikis pasireiškia. Šiaip ar taip turbūt verta įsidėmėti ir tokį aspektą. Bet kokiu atveju, parko ar miško įsivaizdavimas atrodo kaip paprastas, bet labai pritaikomas būdas. Tai jeigu bandytumėt, kokį parką įsivaizduotumėt jūs? Žmonės, kurie intuityvaus valgymo klausimynuose gauna aukštus balus, vadinasi valgo labai intuityviai, yra kitokie nei žmonės gaunantis žemus balus, vadinasi valgo vadovaudomėsi sąmoningais sprendimais palankiais sveikatai arba ne. Šiame tyrime skirtumas buvo vertinamas matuojant smegenų elektrinį aktyvumą. Tyrimo dalyviams buvo skirta su maisto nuotraukomis susijusi sprendimų priėmimo užduotis. Intuityvių valgytojų grupėje smegenų dalies atsakingos už elgesio slopinimą aktyvumas buvo gerokai didesnis nei neintuityvių valgytojų. Bet šaukia kažkurios mintis mano viduje. Tie žmonės, kurie nėra linkę savęs stabdyti, intuityvūs valgytojai, galiausiai valgo sveikiau.
Nors norisi galvoti priešingai, norisi galvoti, kad sveika mityba yra sąmoningas ir nuoseklus sprendimų kartojimas ir žinių taikymas, kad spontaniški sprendimų priėmimai paprastai veda į nesveiką mitybą, bet pasirodo taip nėra. Na, taip, galiausiai visi tie sprendimai virsta įpročiais, bet ar tai tas pats reiškinys kaip intuityvus valgymas, dar nežinau. Kaip jums skamba tokia idėja, kad sveikai valgo tie, kurie neslopina jokių norų ir valgo taip, kaip jiems norisi? Na ir įrašas iš labiau netikėtų, bet reikalingų įgūdžių skyrelio. Viskas prasideda paprastai nuo frazės "Ai, aš pati greičiau pasidarysiu" arba "geriau". Kodėl, klausiu? Nes kažkas nepadaro arba nepadaro gerai, arba nepadaro greitai. Žinau, pati ten ilgai turėjau butuką ištisai, to užsiimdavau. Kodėl nepadaro, klausiu toliau. Nežinau. Taigi, ai, geriau pati atsako greičiau, negu pradedam spręsti pagrindinę bėdą, negu apčiuopiam esminę šaknį. Ir užsikraunam ant savęs ir pervargstam. Arba kai kuriais atvejais, nes neturim įgūdžio ir įpročio pasitikėti kitais, toleruoti kitokius darbo būdus, tempus ar nepreciziškai tikslų rezultatą. Nors to rezultato skirtumus nuo kitokio matom tik mes ir niekas daugiau. Ir niekam iš tiesų nerūpi, kad bus padaryta šiek tiek kitaip. Kai kuriais kitais atvejais, nes turim saviginišką ir narcisistinį norą nuolat rodyti kitiems, o labiausiai tai savo, kad esam geresni už kitus. Ir, ką jau čia vynioti į vatą, patys geriausi. Būna, tikrai taip būna. Jeigu save atpažįstat, siūlau pabandyti štai ką. Siūlau sudėti į vieną mintį "ai, geriau aš pats ar pati" ir 5 kodėl. Kaip visada siūlau tai daryti raštu, nes labai aiškiai nenuotrupomis mes negalvojam. Pavyzdžiui, kažkas atiduoda rezultatą su klaidomis. "Ai, geriau aš pati". Kodėl? Nes tada padarysiu teisingai, o jis daro klaidas. Kodėl? Nes aš dažnai darau ir jau moku. O kodėl jis nemoka? Nes neturi patirties. Kodėl? Nes aš jam neleidžiu jo sukaupti. Kodėl? Nes čia reikia greitai. Kodėl? Nes visi taip įpratę. Na, čia jau būtų galima spausti pauzę ir apsvarstyti sprendimą, nustatyti darbo terminus, duoti laiko išmokti tam kitam ir sutarti, kad po kiekvieno bandymo bus pasitikrinimas, ar rezultatas teisingas. Galima pauzės ir nespausti ir tęsti toliau, kol dar daugybė kodėl įteiks visą puokštę atsakymų. Turit laisvą minutę? Labai siūlau pabandyti. Na ką, šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas Proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.